Sveiki visi sugrįžę į dar vieną Amber Crypto video ir šiandieną turime labai svarbų video, kur aptarsime, kas įvyko pastarąją savaitę, realiai visą pastarąjį mėnesį. Matėme daug rinkos nukritimų ir labai daug panikos ir visokio fado ir panašiai. Iš esmės žmonės labai bijojo, jie gal ne iki galo supranta, kas vyksta. Ir mes girdėjom daug naujienų apie Mt. Gox pradėjimą pardavimų bitkoino, apie Vokietijos vyriausybės bitkoinų pardavinėjimą ir visos šios naujienos realiai numušė rinką į apačią, bet šiandien aptarsime, ar iš tikrųjų tai yra labai blogai, kiek ilgai tai gali tęstis ir ko galima tikėtis toliau. Taigi, kaip žinote, šiame kanale aptarinėjame visas svarbiausias ir aktualiausias kriptovaliutų naujienas ir taip pat edukuojame jūs apie rinkos prekybą, apie techninę analizę, apie kripto prekybą ir visą kitą. Taigi spausti subscribe, nieko nepraleiskite, daug įdomaus turinio dar laukia ir kripto rinkoje visada vyksta svarbios naujienos, kurias jūs privalote žinoti. Taigi pradedam nuo pačios pradžios. Kas yra Mt. Gox? Tai Mt. Gox tai buvo japonų kriptovaliutų keitykla prieš 10 metų, kuri iš esmės bankrutavo ir tik dabar po 10 metų jie pradės savo išmokėjimus ir kadangi jie bankrutavo ir daug žmonių prarado pinigus, žmonių ir turbūt verslų. Ir kadangi jie prarado pinigus, jie yra įpareigoti gražinti tiem žmonėms pinigus ir vienintelis būdas gražinti jiems tuos pinigus yra gražinti juos bitkoinu arba parduoti bitkoiną. Tai iš esmės Mt. Gox buvo labai didelė keitykla, jie turėjo labai daug bitkoinų prieš 10 metų, tai reiškia, kad dabartinė jų vertė yra ten, aš dar pamiršau tikslius skaičius, galbūt čia pamatysime, bet vertė gal 7 milijardai ar kažkas panašaus, tai tikrai labai didelė suma. Kadangi tie bitkoinai jie jų turėjo daug, jie tada kainuodavo tik $600, kai jie pirko juos. Ir iš esmės po 10 metų prasidės repaymentai, tai iš esmės jie planuoja gražinti žmonėms pinigus. Ir šios naujienos nėra labai geros rinkai short termo, todėl visa rinka labai smarkiai sureagavo ir nukrito į apačią, kadangi tiesiog atsirado bitkoinų pardavėjas, tai yra žaidėjas, kuris parduoda bitkoinus, tuo metu didžiulis žaidėjas ir dėl to dar visas retailas išsigando. Taigi iš esmės tokia yra svarbiausia informacija, šiame straipsnėje matome, galite paskaityti, kas yra Mt. Gox, kaip ir minėjau, tai yra japonų keitykla ir jie pradėjo daryti pareiškimus, kad pradės pardavinėti bitkoinus ir gražinti pinigus žmonėms, bet ko žmonės nesupranta, kad iš tikrųjų pirmas dalykas, tai Mt. Gox daug gražins tiesiog bitkoinai žmonėms. Tai dauguma žmonių taip, jie parduos, kadangi 10 metų negalėjo atgauti savo pinigų ir atgaus viską bitkoinais, kurio vertė dabar yra labai didelė, 58 000, tai jie turbūt daug kas cashoutins ir parduos, bet ką svarbu suprasti, kad tas didelis skaičius 7 milijardai tai nebus tiesiog kažkoks rinkos krešas, kada kažkas tiesiog parduoda visą tą sumą. Pirmas dalykas, tai tie paymentai bus, apmokėjimai žmonėms bus dalimis, tai reiškia turbūt kažkiek įvyks apmokėjimų, tai rinka turbūt sumažės, nukeliaus į apačią tada, bet ne viskas vienu metu, ta prasme, ir kai nukeliaus į apačią, kažkas kitas nusipirks ir įvyks distribucija ir kažkas parduos, kažkas nupirks ir nieko labai tokio baisaus ir neįvyks, kaip žmonės galvoja. Taigi aš manau, kad šias Mt. Gox panika buvo konkrečiai per didelė ir tiesiog realiai nedaug ką ir padarė. Tada, kas dar prisidėjo prie panikos, tai yra Vokiečių vyriausybė turi dabar maždaug apie 2 milijardus bitkoinų. Ir jie tai turi, jie nepirko to bitkoino, jie tiesiog kažkas panašaus, kad jie sulaikė kažkią grupuotę ir kažkokius nusikaltėlius ir iš esmės vis atimdavo jų assetus ir dauguma jų buvo kriptovaliutomis. Ir dabar jų vertė bitkoinų yra 2 milijardai. Ir kadangi Vokietijos vyriausybė nedaro labai gerų sprendimų ties šitų klausimų, tai jie tiesiog viską dabar pardavinėja. Ir jie galėtų laikyti viską iki bullruno pabaigos, kada bitkoinas turbūt pasieks 100 000, bet jie tiesiog dabar tą pardavinėja, kas yra labai durna, bet nėra skirtumo, tegu jie tai daro. Tai iš esmės, vėlgi dar 2 milijardų turintis bitkoinų žaidėjas, kuris pareiškė, kad pardavinės ir tai sukėlė dar didesnę paniką. Bet iš esmės vėlgi, tai nieko nėra baisaus, jie pardavinėja po truputį ir realiai 2 milijardai nėra tiek daug, kadangi tiek tiesiog supirks Amerikos ETF'ai per kokias kelias savaitės, 2-3 savaitės. Tai iš esmės vėlgi, tiesiog naujienos apie didelius žaidėjus, kurie pardavinėja, nustūmė rinką į apačią ir pradėjo visą fadą,
kad, nu, kaip visada, kad jau bullruno pabaiga ir panašiai, bet iš tikrųjų nieko panašaus. Galim pasižiūrėti Bitcoino chartą, taigi atsirado du žaidėjai, kurie pareiškė, kad pardavinės milijardus Bitcoinų ir Bitcoino kaina nuo to laiko sumažėjo tik maždaug štai čia. Tik tiek, tai pavyzdžiui, čia kažkur yra, jeigu pasižiūrėtume, aš tiksliai neatsimenu, kada pasirodė tos visos naujienos pardavimų, kaina ir taip jau buvo gana žemai, bet tai maždaug dar numažėjo tik apie 15%. Tai įsivaizduokit, kokio dydžio pardavimai, kokio dydžio FUDas ir tik tiek sumažėjo kaina. Tai kas yra gerai, kad dabar tiesiog viskas man atrodo labai paprasta. Taip mes dar galime konsoliduotis čia, kadangi kol kas nėra jokių bullish naujienų, bet iš esmės manau, kad kuo greičiau rinka atsikratys visų šitų naujienų, tai yra visų pardavėjų, pavyzdžiui, Vokietijos vyriausybė parduos, Mt. Gox parduos ir taip toliau, ir tada kelias bus tiesiog tiesus į pergalę, į bullruną, kada nebus jokių didelių pardavėjų. Taigi taip atrodo Bitcoino chartas. Bitcoino chartą dar aptarsime kitame video. Dabar keliaujame toliau prie naujienų. Ir taigi, kas buvo dabar iš neigiamų naujienų, tai buvo realiai tik šios dvi naujienos, kurios nustūmė rinką į apačią. Bet kodėl rinka labai greitų metų atsigaus? Tai pirmas dalykas, tai Ethereum ETFs jau bus paleistos. Jeigu matėte mano praeitus video, tai Ethereum ETFs buvo patvirtintos, bet jos dar negalėjo tradinti, nes vis dar yra tokie kaip S1 failai ir panašiai. Iš esmės visos įmonės, kurios nori turėti Ethereum ETFs didžiausios, jos turi pateikti visokius failus, visokius patvirtinimus SEC, tai yra Securities and Exchange Commissionui, tam, kad gautų dar patvirtinimus ir taip toliau. Nu, iš esmės tiesiog buhalterija iki tol, kol iš tikrųjų Ethereum ETFs galės pradėti prekiauti. Nu, ir paskutinis deadline'as buvo July 8, tai reiškia Liepos 8, dabar jau yra Liepos 11 diena. Tai reiškia, kad pirmas deadline'as jau praėjo arba buvo neteisingas, dabar sekantis deadline'as yra gal vėlgi Liepos 14, bet kokia yra esmė? Esmė yra tokia, kad Liepos mėnesį jau turėtų pradėti prekiauti Ethereum ETFs, tai reiškia, kad čia jau kalbame apie vienos ar kelių savaičių bėgį. Tai iš esmės, kai pradės prekiauti Ethereum ETFs, turėsime labai daug naujų įplaukų. Čia daug galite paskaityti apie tas įplaukas. Iš esmės mes matėme, kai tik prasidėjo Bitcoin ETFs, labai daug buvo supirkta Bitcoinų ir dabar prasidės Ethereum ETFs, kur vėlgi daug įmonių supirks Ethereumą tiesiog ir kaina jo kils. Tai čia bus tikrai pirmasis dalykas, kuris mus pradės ištraukinėti iš šios žemos kainos ir tada tiesiog galime pasižiūrėti Farsight.co UK, tai yra Bitcoino ETFs, tai realiai kiek institucijų Amerikoje perka šiuo metu už kiek milijonų Bitcoiną ir matome, kad buvo 143 milijonai, 300 milijonų, 200 milijonų, 147. Tai reiškia, kad žmonės jau pradeda suprasti, kad kai kaina yra žemai, reikia pirkti ir GBTC pardavimai jau beveik sustojo, tai realiai visi pardavėjai po truputį sustoja, o pirkėjai toliau aktyviai perka. Tai iš esmės tiesiog realiai ruošia rinką didžiuliam šuoliui. Ir tiesiog užbaigsim šį video su dar keliom naujienom. Tai vėlgi, kai prasidėjo US Bitcoino ETFs, jie pašokdino kainą nuo 46 tūkstančių iki 73 tūkstančių tik per 64 dienas. Tai kas bus, kai pradės Ethereum ETFs prekiauti? Turbūt bus nelygiai tas pats, bet vis tiek kaina turėtų labai pakilti, nes tiesiog prasidės naujos įplaukos. Tada mes jau girdėjome apie Solana ETFs naujienas, tai reiškia gali būti, kad Solana turės savo ETFs, tai iš esmės viskas tiesiog puikiai ruošia mus didžiuliam bullrunui ir dabar kas vyksta labai yra short termui. Nu ir iš esmės vėlgi, kad milijardai dolerių pasieks rinką ir panašiai. Taigi labai daug naujienų, teigiamų naujienų rinkui dar laukia ir čia buvo tik labai toks trumpalaikis FUDas, kuris net nėra labai reikšmingas. Taigi tiek šiam video, jeigu patiko šis video, spausti like, subscribe, darysime tokias apžvalgas labai dažnai ir darysime daug edukacijos apie techninę analizę lietuviškai, kur jūs galite išmokti. Taigi spausti subscribe ir susitiksime kitame video.